Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Aš Egidijus Vaškelevičius ir pradedame kelionių laidą Kelionės tikslas Žemaitija. Ir šiandieną mes esame Mažeikiuose. Ir laidoje matysite. Šitas fonografas veikia principu volelis. Anksčiau buvo iš folijos, paskui buvo gaminami iš vaško ir būtent pirmasis aparatas, kuris įrašė žmogaus balsą. Ačiū Dievui turbūt, kad sovietai to neužmatė. Nors buvo rimtai apdaužytas bokštas, bet jinai veikia. Visų pirma, reikia kaifuoti nuo darbo ir tada tu gauni gerą rezultatą. Tai visų pirma, sako, nusileidžiam iš pagrindinės gatvės į Paulianką ir netenkam žado. Norim paduoti klientui geriausią variantą, kad būtų klientas patenkintas visai. Tiek aplinka, tiek švara, tiek kokybė, tiek aptarnavimu, kad išvykęs iš mūsų būtų laimingas. Aš jau pasiruošęs. Tikiuosi ir jūs televizijos žiūrovai, nes visai netrukus sužinosime, ką Mažeikių gyventojai rekomenduoja aplankyti mieste ir rajone. Pirmiausiai senamiestį. Labai gražus senamiestis, Pavenčius. Muziejus yra senamiestyje. Prie Juodpelkit pelkinių nueit pasivaikščioti. Senamiesčio parką palankyti. Yra tų veiklos. Yra kur aplankyti. Nežinau, tiesiog staigiai užklupot, negaliu pasakyti daugiau. Varnų parkelį. Arba prie upės pasivaikščioti, nes irgi yra pakankamai gražiai sutvarkyta. Ne vietinė, aš savo amžių traukau. Vaikščioti po visokius ten muziejus. Reikia ateiti, kas tuo užsijama, jums vis pasakyti. Šiaip Mažeikiai labai gražus miestas. Mažas, bet labai mielas ir gražus. Mažeikiai – miestas šiaurės vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje, Telšių apskrityje. 46 km į šiaurę nuo Telšių ir 10 km į pietus nuo Latvijos sienos, dešiniajame Ventos krante. Rajono savivaldybės, seniūnijos, katalikų dekanato centras. Per miestą eina Mažeikių Rygos geležinkelio šaka ir Šiaulių Liepojos geležinkelis. Plentai į Šiaulius, Telšius, Skuodą. Taip. Čia rasite geležinkelio stotį, nuo kurios atsiradimo iš 4 dūmų sodžiaus Mažeikiai išaugo į miestą su puikiamis maisto, poilsio ir pramogų oazėmis, paslaptis augančiais muziejais ir istorijomis. O žinojote, jog po Pirmojo pasaulinio karo į Mažeikius savo pretenzijas reiškė Latvija? Tačiau 1921-aisiais Lietuvos-Latvijos sienos sutarties sudarymo metu tarptautinio arbitražo sprendimu šis ginčas buvo išspręstas Lietuvos naudai. Pradedant kelionę ir pažintį su Mažeikių miestu, būtina kreiptis į profesionalų gidą. O šiandieną mane lydės gidė mūsų nuostabioji Genutė. Labas, Genutė. Labas, Egidijau. Labai smagu, kad pasitinkat. Na ir pradėkime pažintį su Mažeikių miestu. Keliaujam. Kelionę neatsitiktinai pradedame nuo Mažeikių traukinių stoties. Istoriškai miestas pradėjo augti būtent nuo šios vietos. Kažkuomet Mažeikių geležinkelio stotis buvo pavadinta Muravjovo vardu. Tačiau piknaudžiaudami caro valdžios pareigūnai taip vadino ir visą besikuriantį miestelį. Mažeikių vardu vadintas kaimas buvęs kitoje geležinkelio linijos pusėje. Per Mažeikių geležinkelio stotį buvo gabenamos didelės draudžiamosios lietuviškos literatūros siuntos. 19-20 amžiaus sandūroje Mažeikiai minimi kaip kaimas ir geležinkelio stotis Šiaulių apskrities Viekšnių valsčiuje. Dabar Mažeikiai vienas ekonomiškai stipriausių regionų Lietuvoje. Bet ką čia veikti atvykusiam turistui? Su gide patraukėme Mažeikių Šventojo Jėzaus Širdies bažnyčios kryptimi.
1936 metais rugpjūčio mėnesio viduryje atidaryta bažnyčia, Švenčiausio Jėzaus Širdies bažnyčia. Kaip pasakoja istorikai, būtent atidarimas buvęs labai iškilmingas, didingas, koncertavę dūdų orkestras, chorai giedoja ilgiausia ir vykusi loterija. Ir visi bilietai buvę laimingi. Ir kaip pasakojo savo prisiminimuose istorikas, muziejininkas, amžino atilsį Muturas, traukiniu į Mažeikius atvykusi jo mama su savo draugė irgi ir jaunos panos atvažiavusios ir norėjusios dalyvauti loterijoje. Kaip sakiau, bilietai laimingi visi. Ir jos išlošusios vieną fikusą didžiausią vazoną, kita išlošusi gaidį. Bažnyčios užmanytojas buvęs kunigas klebonas Butvytis. Tiesa, kai pastatė šitą bažnyčią, jinai modernistinė, vietiniai mažeikiškai buvo labai nepatenkinti. Kaip tokia bažnyčia kažkur moderni, jinai galbūt latviam labiau tinko, ne katalikam ir taip toliau. Todėl po kažkiek tai metų, po keletos metų jinai buvo pertvarkyta. Vaikštant aplink bažnyčią, pastabesnė akis išvys, jog bažnyčios langų nišos atvaizduoja Gediminaičio stulpus. Jei tai būtų išvydę ir supratę sovietai, greičiausiai šventovė būtų buvusi nugriauta. Tiesa, karo padarinių jai visgi nepavyko išvengti. Bažnyčia veikia ir po karo, nors buvo rimtai apdaužytas bokštas, bet jinai veikia. Tuo metu veikia dar ir Švento Pranciškaus bažnyčia, bažnyčios gatvė dabartiniai. Taip jos architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Vytauto Landsbergio tėvas. O prie bažnyčios viena labiausiai mažeikiškių ir miesto svečių lankoma vieta – Senamiesčio parkas. Visais metų laikais gyvas ir traukiantis ne tik savo ramuma, išpuoselėtais takeliais, bet ir įvairiausiomis veiklomis. Prie šio parko alėjos pastatytos žinomo teatro meno ugdytojo Juozo Vaičkaus, rašytojo Šatrijos raganos, Antano Vienažindžio skulptūros. Šioje parko dalyje įsikūrusi ir Mažeikių muzikos mokykla bei Mažeikių muziejus. Mes tikrai kviečiam mažeikiškius ir miesto svečius atvykti, nes parkas yra vienas seniausių parkų ir kas yra žavu turbūt, kad parkas yra sukurtas išvalius seną mišką ir čia mes galime sutikti, surasti medžių, kurie skaičiuoja netgi 170 metų. Vykdomos įvairios šventės čia, koncertai vyksta. Tai jūs turite dar galimybę lankantis Mažeikiuose aplankyti Senamiesčio parką ir pasigrožėti Mažeikių įvairiausių organizacijų padarytais darbais ir darbeliais. Kelionės tikslas Žemaitija. Tęsia darbą Mažeikiuose. Vos 15 minučių pėsčiomis nuo Mažeikių parko dar vienas unikalus religinis objektas. 1894 metais pastatyta Šventosios dvasios apsireiškimo apaštalams garbei Mažeikių Dievo motinos dangun ėmimo cerkvė. Po Pirmojo pasaulinio karo pastatas buvo perduotas komendantūrai, vėliau mokyklai. Ilgą laiką cerkvė buvo apleista, kadangi jai reikėjo kapitalinio remonto. Apie 300 miesto stačiatikių melsdavosi liuteronų maldos namuose ir nuosavose namuose. 1928 metais cerkvė performuota į bažnyčią mokymo reikmėms. 1933 tikintiesiems vis tik pavyko pastatyti naują medinę cerkvę, kuriai vyriausybė skyrė 5000 litų ir medienos už 5000 litų. Projektą parengė architektas Vsevolodas Kopilovas. Deja, religinių reikmenų iš senosios cerkvės atsiimti nepavyko. Mažeikių gramofono muziejuje turėtų apsilankyti kiekvienas muzikos mylėtojas. Čia sužinosite muzikos istoriją, sužinosite, kuo skiriasi gramofonas nuo patefono, kaip atrodo organetė ir muzikinis stalas su 6 melodijomis. Apsilankimas gramofono muziejuje ypač tinka šeimoms, draugų būriui, moksleivių ekskursijoms ir bet kokiai kitai linksmą muziką mėgstančiai kompanijai.
Šitą muziejų yra tik 1,5 metų. Mes esam labai jauni, vadinam. Muziejų tai yra mano vyro Gedmino surinkta virš 30 metų kolekcija. Gramofonai parvežti iš Lietuvos, aišku, yra labai daug, bet yra iš kitų šalių. Šiaip tą muziejų įkurti sumastėm dėl to, kad jau nebėra vietos, kur laikyti iš tikrųjų, nes prašydavom draugų, giminaičių, kad priimtų. Gramofonų muziejų Mažeikiuose sudaro 3 salės. Vienoje jų gramofonai, fonografai, orkestrionai, organetės ir pianola. Kitoje salėje lankytojai supažindinami su naujesniais prietaisais, tokiais kaip stalo bei nešiojamais patefonais ir muzikinėmis dėžutėmis. Trečioji salė ypatinga, nors ji pati mažiausia, bet joje eksponuojami prietaisai arčiausiai širdies, nes visi surinkti išskirtinai Lietuvoje. Eksponatų gausa stebinanti. Tai yra vienas iš pirmųjų aparatų garso išgavimo. Tai yra žmogaus nebalso čia nėra, čia yra tik melodija. Įrašyta į popierinę plokštelę, vadinasi organetė. Yra metalinės, kurios yra tokios, čia yra mechaninė, o šita yra jau dumplinė. Aš parodysiu, kaip ji groja valsą. Čia bus valsas. Mes turim kultūros pasą ir mokiniam mes galim pravesti visą edukacinę programą garso įrašo istoriją. Garso įrašo istorija tai yra, kada, nuo ko prasidėjo išvis įrašymas, į kokias plokšteles ir paskui į ką buvo įrašytas pirmasis žmogaus balsas, kas jos platino ir tas yra, kad nuo pirmojo Edisono išradimo fonografo iki 80 metų tiesiog patefonai tokie. Po reklamos matysite, kaip gimsta kulinariniai šedevrai. Ar šaltas rudenį Ventos upės vanduo ir kokių neregėtai gražių ir išpuoselėtų sodybų galima rasti Mažeikių rajone. Na ir pats metas pasistiprinti ir lankantis Mažeikių mieste būtina aplankyti šeimos restoraną Mario. Čia ne tik galima pasistiprinti, bet ir be abejo sudalyvauti įvairiose edukacijose. Sveiki, Mariau. Sveiki. Smagu pas jūs lankytis. Ir netrukus ne tik, manau, galėsime paragauti patiekalų, kuriuos jūs gaminate, bet ir sudalyvauti edukacijoje. Prašom. Puiku. Daug kas galvoja, kad esu italas, bet atvažiavęs esu iš Panevėžio. Tai va, o Žemaitijoje atsiradau kaip meilės emigrantas. Įsimylėjau į Žemaitę, planau išvažiuoti į Ispaniją, o dabar patenkintas dirbu Mažeikiuose ir nesigailiu to. Aš visą gyvenimą restoranuose dirbu, atidariau ne vieną restoraną, buvau šefų daugelį šalyse, važinėjau po pasaulį ir visą laiką visi sakė, Mario, kada atsidarysi pats savo restoraną? Vis ta mintis brendo. Gal netgi žmona pasakė, Mario, bandom. Mario restoranas jauki erdvė, įsikūrusi Mažeikių senamiesčio centre, netoli turinčios istorinę ir architektūrinę vertę Mažeikių geležinkelio stoties. Restorane yra 2 skirtingos erdvės. Pagrindinė erdvė pirmame aukšte talpinanti iki 20 svečių ir privati salė antrame aukšte, skirta renginiams bei asmeniniams šventėms. Joje telpa iki 30 svečių. Restorano lankytojai gali išbandyti net 16 skirtingų rūšių picų skonį, užsisakyti mėsainių, salotų, grilio patiekalų ir patiekalų iš šviežios žuvies. Ypatingas Mario restorano pasiūlymas
antipastos, užkandžiai bei šefo šviežiai marinuotos alyvuogės. Šioje įstaigoje yra organizuojamos picų kepimo kūrybinės edukacijos. Daug kas sako, pavyzdžiui, kad restorane picos netinka. Na, aš taip tuo nesutinku, restoranų yra įvairių. Mūsų picos yra, aš manau, kitokios. Tai nėra itališkos picos, tai yra Mario pica. Tešlą aš padariau būtent šitam regionui. Netgi italai atvažiavo, sako, tai gera, bet sako, kažkas ne taip. Sakau, taip, čia yra Mario pica, o ne itališka pica. Produktus įmame pagrindai iš Italijos, veža miltai itališki, mozzarella itališka. Jeigu jau pica, tai darom, tikrai stengiamės maksimaliai tokią daryti. Kiti patiekalai išskirtiniai, mūsų firminiai šonkuliukai, eriena, plovą verdam. Aš negaliu pavadinti, kad yra kažkokie tai special. Man atrodo, kiekvienas patiekalas turi būti specialiai ypatingas ir rasti savo mėgėją. Tikrai niekados nedarysiu pas save, pavyzdžiui, sakiau, cepelinų. Cepelinus šalia gamina dvi seserys, daug metų mes juos palaikom, žmonės ateina, sako, turi cepelinų, prašom, eikit pas kaimynus, jie ten gamina cepelinus. Aš gaminu tai, kas man skanu, kas man patinka ir man miela gaminti, o ne kiek žiūriu, kiek čia galima būtų užsidirbti, pavyzdžiui. Visų pirma, reikia kaifuoti nuo darbo ir tada tu gauni gerą rezultatą. Noriu išmokti iš profesionalo, kaip reikia pasigaminti pizzą. Ingredientus galėsiu aš rinktis pats su jūsų pagalba. Taip, taip. Bus pica belė kokia, meniu pas mus yra tokia, žmonės mėgsta ją išsirinkti, nežino, ką nori, tai jinai gaminama pagal virtuvės šefo nuotaiką. Dažniausiai mano nuotaika gera, o šiandien darysit pagal savo nuotaiką, kokia jums patinka. Neįprastos salotos, picos paplotėlyje, pavadinimas kaip ir restoranas vadinasi Mario ir nekantrauju paragauti. Mažeikiai – jaunas šiuolaikiškas miestas. Čia galite ne tik gerai praleisti laiką, aplankyti muziejus, skaniai pavalgyti, bet ir rasti puikias erdves konferencijoms ar įmonių renginiams. Viena jų – Vaido vila. Sodybai daugiausiai galime pasiūlyti patalpų nuomą didelėm šventėm, kadangi turim nemažą salę, kurioje galime sutalpinti iki 100 žmonių. Turime didelę lauko terasą, vasarą žmonės pasidalina tiek didžioji salė, tiek terasoje gali švęsti. Apgyvendinti per visą sodybą taip pat galim iki 80 žmonių. Diduma kambarių yra dviviečiai, kas žmonėms suteikia komfortišką poilsį po šventės. Čia vestuvės švenčiamos, gimtadieniai, konferencijos. Pirties pastate yra švenčiamos mažesnės šventės. Graži aplinka sutvarkyta, lauko teniso aikštelė, krepšinio aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė. Vaido vila ideali vieta šventėms, poilsiui, įmonių renginiams, konferenciniam turizmui. Tai tikra ramybės oazė, kurioje sustoja laikas. Sodyba įsikūrusi tarp Sėdos miestelio ir Žemaičių Kalvarijos. Gražiame vienkiemyje, Pagardės kaime Mažeikių rajone. Mūsų sodybą klientas turėtų rinktis dėl strategiškai patogios vietos. Pirmiausiai turbūt esam pasiekiami iškart nuo pagrindinio kelio. Žmogui nereikia klaidžioti. Džiaugiamės pas save sodyboje sulaukdami daug turistų. Žmonės keliauja pro mus, gali apsinakvindinti. Suteikiam komfortišką poilsį žmonėm. Iššūkis mums yra didžiausias tai, kad norim paduoti klientui geriausią variantą. Kad būtų klientas patenkintas visai. Tiek aplinka, tiek švara, tiek kokybė, tiek aptarnavimu, kad išvykęs iš mūsų būtų laimingas. Kviečiame visus, lankantis Mažeikiuose, apsilankyti. Puiki vieta, puiki gamta.
Atvykome į Pauliankos pakalnę. Visai netrukus susipažinsime su sodybos charizmatiškąja šeimininke. Bei be abejo, čia susiradau savo nakvynės vietą. Tai yra sveikata, tai yra gera nuotaika. Jeigu stebėjote, tai nei vienas neišlipo susiraukęs, ar ne? Tai tą darom mes jau 3 metai ir kviečiu visus. Papasakoju, ką mes čia veikiam su ta intencija, ką galim daryti dėl savęs, dėl sveikatos. Kad geriausia natūraliai stiprinti imunitetą, gerą nuotaiką, bendruomeniškumą. Tai va, visą tą galima atrasti Pauliankoje. Nežinau, kas pirmiausia vilioja. Ar vilioja upė ir šaltos maudynės, ar vilioja pirtis. Paulianka buvęs kaimas Mažeikių rajono savivaldybėje prie Ventos upės. Dabar pietinė Krakių kaimo dalis. XIX amžiuje Pauliankoje veikė karčiama. Tad kaimo pavadinimas galėjo kilti iš slaviško žodžio, reiškiančio gerai pasilinksminti. Čia dabar įsikūrusi Pauliankos pakalnė. Tai poilsio nameliais tūkstantys po vasarą kvepiančiomis liepomis, kur pro atvirus langus girdisi upės šniokštimas. Ir visi tie garsai vilioja išeiti į erdvę lauko terasą. Tokį verslą aš jau vystau 7 metus. Kaip kaimo turizmo sodyba turime pirtį, turime džiakuzi, kubilas. Ant upės kranto taip pat yra pirtelis su džiakuzi. Į tą Pauliankos pakalnę kviečiam žmonės, svečius, lankytojus apsistoti tuo tikslu, kad čia atras poilsį, atras ramybę, relaksą, tiek vasarą, tiek žiemą. Ta prasme, visais metų laikais čia yra labai gražu. Pavasarį bundanti gamta, vasarą maudynės, upės šniokštimas, rudenį grožimės auksiniu rudeniu ar ne, krentančiais lapais. O žiemą tai mūsų papuošia šerkšnas, sniegas. Bendrai mūsų visą apgyvendinimo sektorių paėmus, namelius, kotedžus, vienu metu galime apnakvindinti apie 40 svečių. Pas mūsų gali apsistoti stovyklos, giminės giminių susitikimus daryti, nes yra didelė graži erdvė. Nameliuose taip pat patogu gaminti maistą. Yra mini virtuvėlės su visa reikalinga buitinė technika. Laida Kelionės tikslas Žemaitija jau baigė savo darbą eteryje ir aš čia apsistosiu Pauliankos pakalnėje. Susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį 11:30 per Delfi TV. Ate!